Pinigų karta ir brokeriai draudimas.lt pristato naują draudimo paslaugų gidą. Skaitykite, lyginkite, sekite, domėkitės, kas vyksta su jūsų pinigais. Skaičiuosime kartu, taupysite jūs. Pinigai reikia, kad sumokėtum už butą, už prekes, galima nusipirkti mašiną, jeigu naują galima nusipirkti. Valstybiniai bankų kaip bilietai, su kuriais galima sumokėti atlyginimą, sumokėti už prekes, ir dalykus, kurie susijęs su pinigais. Tokie metaliniai dalykai, kur, Lietuvoje litai arba centai, su kuriais galima atsiskaityti arba parduotuvėse arba kažkokiuose tai kioskeliuose. Pinigai yra, kad galima nusipirkti statybinės prekės arba galima maisto nusipirkti, pieną, dešrą, saldainį, galima ką nori nusipirkti. Man atrodo, kad pinigai yra vienas iš svarbiausių dalykų žmogui. Pinigai yra toks dalykas, kurio gali nusipirkti daug dalykų ir man atrodo net nebūtų malonu dirbti, jeigu negautum atlygio kaip 100, 200. Pinigai toks universalus, kad nedirbtų niekas, jeigu jų nebūtų. Su pinigais galima išlaikyti šeimą, namus, viskas, kas tau yra brangu, giminaičius. Jei kas susirga, tai į ligoninę, kad nuveš pagydyti, sumokėti operacijai. Manau, kad pinigai yra, galima išlaikyti juos gyvybei, kai daleiskai klausia, kur padėjai pinigus, sakysi, ir tada tavęs nenužudo. Kartais pinigai gali pridaryti daug bėdų, o kartais ir gero, nes tau gali neužtekti pinigų ir tu gali likti skolose, o kartais tu gali visko nusipirkti ir dar pinigai gali padėti. Pakankamai turi, galima už juos nusipirkti kokią prekę, o jeigu jų nepakankamai, dar turi susitaupyti. Pinigai tai yra dalykas, su kuriais gali leisti savo pramogauti, pavyzdžiui, skristi keliones, matyti naujų dalykų ir daug ką sužinoti. Pinigai yra tokie dalykai, iš kurios gali nusipirkti, ką nori. O ką? Mašiną, namą, šunį, katę, pavalgyti. Rūbų gali nusipirkti. Pinigai skirti išgyvenimui viskam, ko nori. Atrodo, kad pinigai yra svarbus, bet tėvai yra svarbesni.